Sveiki po seno ilgo laiko atvykę į mūsų radijo stotį R2PCM nachui. Skambant tokį ramį šeštadieniškai muzikai, mes norėtume prisiminti vieną mums labai gerai pažįstamą žmogų, kurio klajonės dabar nežinia, kur jį nuvedė ir kaip ten su juo viskas yra dabar. Bet mes nebūtume RC2PCM nachui, jeigu nebūtume jo suradę, nuvažiavę pas jį ir paėmę išskirtinį interviu, kurį dabar jums ir transliuosime. Tai sveiki, Mykolai. Nu, labą dieną. Kaip jums gyvenimas po išgarsėjimo mūsų radijo stotyje? Nu, blet, koks gali būti gyvenimas, blecha, mucha, nachui. Tada dar pagyvenau kažkiek laiko, blet. Nekreipiau dėmesį į tą kažkokią tai supestą radiją, blet. Ar dar kažkokią tai šūdą, nachui. Tiesiog dar, blet, alus pigus buvo, aš geriau jį, blet. Kažkaip, ką žinau, man neberūpėjo, žinot, viską. Taip ir praėjo tiesiog. Na, aišku, Mykolai, dabar norėčiau dar tokio asmeniškesnio klausimo ir tokio savotiškai romantiško klausimo, Mykolai. Nu, tai zdarova, blet. Aš tai galiu klaustą atsakyti ofui man. Na gerai, Mykolai. Papasakokite apie savo pirmąją meilę. O, nu tai čia tai ant bazaro kažkokio tai šaudai, blet. Ką tau pasakot? Aš nesuprantu, kas tas ir. Čia kada pasiguldai, blet, į lovą. Ar čia tipo, kai šnekėsi. Na, bet karočią, aš galiu pasakyti tai. Buvo man gal, blet, 16 metų, nacho, 17, blecha. Čia dar 85 metais. Tai va, tokie variantai ir norėčiau pasakyti, kad aš važiavau su tuo motociklu į šokius, pastoviai kiekvieną penktadienį pas mus šokiai tokie galingi, ten žiauriai, didžiai, ten viską, mūsų super kaime, Veliūnuose. Tai va, o dabar toliau papasakosiu apie tą, kaip ten pasakyti dabar, blet, apie kaimą, nacho ir meilę, taip. Gerai. Na tai, tada nuvažiavau į to šokius, blet, gal kokį jau 37 kartą per gyvenimą. Sustikau, blet, prie durų stovi, žiūriu, Stepas, na. Tokia purė, ten, blet, viską pasipuošęs, žinai. Sako, jis man, Mykolai, blet, iš šokius eini ir neįžiebęs nei alaus nieko, blet. Sakau, nu tai, blet, aš atėjau merų kabint kurvą iš šokius, o negert, durniau tu su šiktas, blet. Tai va taip kažkaip ir gavosi, kad Stepa tada mane supyko, blet. Ir jie ten skūstis kažkiems, tai kurvų kaimiečiams, na. Bet aš apie tai sužinojau tik vėliau, dabar einame į vidų šokių salės pagal mano istoriją. Ir štai užeina, žinote, į tą salę, blet, su to Stepko pasišnekėjęs, blecha. Ir žinai, ten eglutės, ten papuoštos, groja muzikantai, kažkas tai ten šoka, žinai, blet. Pridėta iš tų švediškų stalų jabanų, blet. Nu ir aš tiesiog pamaščiau tokį vieną variantą, kad kur tie stalai yra, viskas suvalgyta, blet.
Ir prie to stalo stovi tokia merga, blėt. Ne stovi, bet stovi, suprantat. Prie to stalo. Aš priėjau prie jos, blėt. Tokį tipo, žinai, primest, kad prie bairių esu dievas. Toks stilius, na. Su motociklu viską, žinai. Su megstiniu atvažiavęs į šokius. Taigi čia visiška kultūra, visiškas bazaras. Taigi. Nu, priėjau aš prie tos mergos, blėt. Dar kažkaip sakau, blecha. Man įdomu būtų sužinot, ar tu visą šitą reikalą iš to švediško, blėt, sušikto stalo vieną, blėt, suvalgiai patieną. Ne, ir jinai atsakė, blėt. Sako, aš ir dvigubai tiek dar galėčiau suvalgyti, blėt. Nežinai, tai kažkaip tai aš susinerimavau tuo momentu kažkaip tai, blėt. Ir pyliau aš tai mergai į snukį. Tai va būtų mano, kaip tokia pirma meilė, tokia istorija, va, tokia su pasimatymu, su atomais, su šokiais, ten, su viskuom. Na, Mykolai, labai fantastiška istorija jūsų. Gili tokia. Gal net kažkas galėtų iš jos pasisemti patirties, aš galvoju, Mykolai. Tai va, kažkaip, na, įdomu su jumis. O ką dabar va šiaip užsiimate gyvenime, Mykolai? Nu ką aš dabar užsiimu gyvenime, blėt. Gyvenu, kurva. Šitam savo, blėt, būtės užsipuvusiam, kurva, blėt. Rūsio duris neatsirakina, bibis ten žino, reiks laužt su gaisrininkais gal, blėt. Nu tai kažkokia tai paliava, viskas vyksta visiškai, žinai. O šiaip tai ką, sėdžiu namie, žinai. Turiu dar teleką, šaldytuvą, keletą knygelių tokių, žinai. Nu dažniausiai įsijungiu tą teleką. Sėdžiu ir žiūriu, blėt. Bet jis mane jau baltas telekas. Aš jau pasižiūrėjęs, noriu kurvo išgert, naha. Ir taip tokių variantų yra daug buvę, kad aš nueidavau, blecha. Pažiūrėdavau iš to jobano televizoriaus 10-15 minučių, blėt. Kurva namie atsisėdęs. Ir nueidavau, prisineždavau, blėt, šitą kurva alaus, šitą tugaus, nahui. Walter, kurva, iš Rimi parduotuvės, blėt, litriniais, kurva. Apie eurą kainuoja flega. Labai geras euras. Tai va, ir buvo tokia istorija, ir prašinešu, žinot, šitų tokių dalykų, aš namus tos. Išgritų Walter, kokias 4 flegas, blėt. Vižintai. Kartais langą išdaužytą randu, tai dar kažką, tai, blėt, gal kažką, tai ten kažką kaimynai daro blogo, blėt, aš tai tikrai nieko blogo nedarau. Na, aišku, pone Mykolai, aišku. Ar turite dar jūs tokių ateities planų, perspektyvų, svajonių? Svajonių. Nu, tu, blėt, ir kaip mažas vaikas klausė, ne, eik tu pizdės, bet, na. Iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai svajonė. Turiu dar. Norėčiau iš tikrųjų dar kartą Klaipėdos jūroje nusimaudyti. Gražus jūsų norai, pone Mykolai. Mums jau senka laikas, todėl tarkite atsisveikinimo žodį, o aš RCPCM2NX vedėjas žmogus palieku jūs su pono Mykolu atsisveikinimo žodį. Taigi, čia ponas Mykolas. Kad ir kaip jūs gyvensit, kad ir ką jūs bedarysit, man
До лампочки.